Dabar mes esame Navasan masažinių lovų salone. Tiesą sakant, aš skeptiškai žiūrėjau ir galvojau, kad gyvos rankos turbūt švelnesnį ir geresnį jausmą mano nugarai suteiktų. Bet pagulėjusi vos kelias minutės, tiesą sakant, esu nustebusi. Nežinau kaip jūs, bet mane tos lovos patraukė. Iš tikrųjų, tai šitose lovose yra sujungta keli metodai, kurie duoda tokį efektą didelį, kad žmonės pasimasažavę 40 minučių, po to pradeda ir eiles rašyti ir, reiškias, antrą kartą ir reklamuoti mus savo, reiškias, pažįstamiem ir draugam. Tai yra todėl, kad be masažo šitos lovos dar daro ir giluminį šildymą. Tai yra, principas yra toks, kad akmenys, nefritiniai akmenys yra iššildomi iki tam tikros temperatūros, 55 laipsnių, ir jie, tie šilti akmenys masažuoja stuburą, reiškia, palei stuburą pačią nugarą. Taip pat, reiškia, šitie akmenys daro spaudimo metodų, reiškia, akupresūros, tai yra spaudžia nugaros specialius taškus, dėl ko žmogui yra aktyvinama medžiagų apykaita, taip pat normalizuojamas kraujo spaudimas, ir įvairiausi, reiškia, teigiami tokie pokyčiai, kuriuos žmogus pajunta. Tai yra prietaisas namams, jį galima naudoti kasdien ir jisai reiškia, puikiausiai veikia atpalaiduojančiai, puikiausiai išmasažuoja užspaustus mūsų raumenis, puikiausiai duoda gerą savijautą. Daugelis mūsų vaikų nepaslaptis, kupriukai, tiesiog kupriukai muzikantai, gaila į vaikus žiūrėti. Gražiai eina mergina, visa susimetusi į kuprą. Ar vaikams tai nekenkia, jų jaunų kauliukų kaip nors nepažeidžia? Ne, kadangi visas procesas vyksta taip, kad žmogus pats guli ir savo svoriu, jisai slegia tuos akmenis, tai pažeisti jam negalima. Nieks iš viršaus nespaudžia ir savo svoriu žmogus guli, reiškia, ant tų akmenų. Iš tikrųjų, kad mūsų, kurie ateina pas mus pirkėjai, išsibando, netgi, kad juokiasi, kad namiškiai vadina juos, sako, ko tu vaikštai pasipūtęs. Pasipūtęs jisai vaikšto todėl, kad jisai tiesiog įsitęsia. Tai yra laikysena. Laikysena, tai gaunasi taip, kad, reiškia, šitos lovos dar ir formuoja laikyseną. Šita lova, aišku, nėra skirta miegojimui. O ką daryti, jeigu tiesiog neturime vietos dar vienai tuščiai lovai? Mes turime sulankstomą lovą, kuri stovi šalia ir jinai visai nedaug užima vietos. Kai naudojama, jinai yra išsiskleidžia, o kai, reiškia, nebereikia, jinai statosi į kampą ir užima tikrai nedaug vietos. O funkcijos tos pačios? Taip. Iš esmės funkcijos tos pačios yra visos ir gauna rezultatą tokį patį žmogus. Na kągi, dabar mes pakalbėjom ir viskas atrodo pernelyg gražu ir dainas dainuoja ir poeziją pradeda žmonės rašyti. Vis dėlto pats nepabandęs, čia televiziniam kalbom ne kiekvienas gali patikėti. Ką jūs galėtumėte pasiūlyti tiems, kurie gal nori, bet abejoja? Geriausia neklausyti kitų, geriausia ateiti pačiam išbandyti. Dėl to kviečiame ateiti pas mus, išsibandyti ir turėti savo nuomonę. Kiek minučių leidžiate pagulėti? 40 minučių, ta prasme, jūs galite gulėti šitą lovą ir masažuoti. O pas jūs tai kur? Pas mus Vilniuje, Baldų centre Baldų Rojus, taip pat Kaune, Baldų centre Baldų Rojus ir taip pat greitų metų šį mėnesį atsidarysime ir Klaipėdoje, Baldų centre Baldų Rojus. Na, o visi perkantys termomasažinę lovą Navasan dovanų gaus šildomąjį germanio kilimėlį.